Sveiki, su jumis Verslo tribuna, laidos partneris Scania Lietuva. Šiandien kalbėsime intriguojančią temą apie autonominį sunkųjį transportą, netgi ir apskritai apie autonominį transportą. Kalbame su Scania Lietuva vadovu Dariumi Snieška. Sveiki, Dariu. Sveiki. Autonominį transportą, tos priemonės apskritai įsivaizduojam, pirma mintis, jeigu apie tai pasakai, tai gatve važiuoja automobilis be vairuotojo. Iš tikrųjų, bent jau man tai pirma mintis, pirma asociacija tikrai tokia. Tai tie bandymai tokie nedrasus, žmonės turbūt dar irgi žiūrėtų kreivokai, bet vis dėlto nuolatos vyksta kažkas. Tai nutinka išleidžiamos į gatvę, tada nutinka kas nors nemalonaus, tada pasipila kritika, tada vėl sugrįžta viskas į bandymų poligonus tikriausiai ir vėl rutuliuojasi daugiau profesionalų tarpe. Vilniuje visgi irgi jau yra bandymai, autobusiukas važinėja, nors ir gal nedidelio atstumu. Kur mes esam dabar? Kokia situacija? Na, tai jūs labai gerai apibūdinate tą situaciją, tokio ir esame iš tikrųjų bandymai, kažkas pavyksta, galbūt daugiau nepavyksta, vėl atgal į dirbtuvės, į gamyklas, į poligonus, iš naujo bandymai ir vėl bandomieji važiavimai ir taip toliau. Tai čia normalus yra turbūt etapas, dalykas, tai normali evoliucija, aplamai transporto ekosistemos evoliucija, kaip jeigu paimsime visą tą istoriją automobilizmo, tai nuo to pačio rato sukūrimo, nuo garinio variklių sukūrimo, ar ne, nuo vidaus degimo variklių sukūrimo ir dabar ta visa industrija, kaip jinai keičiasi su alternatyvių kurų ir taip toliau. Tai pats automobilis ir pati infrastruktūra yra labai suefektyvėjusi ir tikrai efektyviai pristato prekę ar paslaugą ar žmogų iš taško A į taško B, bet autonomija tai yra dar tas papildomas žingsnis, kuris dar daugiau suefektyvintų visą transporto ekosistemą. Jinai tikrai yra su dideliais ar didesniais ar mažesniais nesklandumais. Bet visi gamintojai labai aiškiai mato šitą kryptį ir tikrai didelės investicijos šioje srityje taip pat yra daromos. Tai taip autobusiukai, kai kur žmonės vežioja, ar ne, yra transporto priemonės, yra lengvieji automobiliai, kurie jau ir taksi paslaugas ne Lietuvoje, ne Europoje, bet, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose yra kompanijos, kurios siūlo tokias paslaugas visiškai autonominiais automobiliais. Iš sunkiųjų automobilių, jeigu paėmus iš komercinio transporto, tai tikrai gatvėse dar niekur nepamatysime automobilio be vairuotojo visiškai, bet tam tikrose segmentuose jau yra tikrai nemaži proveržiai, segmentuose, kuriuose nėra tiek daug fizinių kliučių, tik kažkokios tai uždaros teritorijos gali būti, tai gali būti jūrų uostai, kur konteinerius reikia iš taško A iš taško B pervežti, arba kaip pavyzdys karjerai. Labai geras pavyzdys karjerai ir iš ten yra tikrai puikiai geras labai visų pirma poligonas bandymams, visų antra, tai ne tik bandymai, bet ir komercinė veikla, kurią jau komerciniai autonominiai automobiliai gali atlikti. Ta prasme, neša jau realią naudą iš tikrųjų. Jau neša realią naudą, turbūt mes dar daug ko nežinome apie tą galutinę naudą iš tikrųjų, kadangi tai yra tik pati pradžia, tokių automobilių nėra daug, bet nauda turbūt tikrai bus, kadangi rinka to reikalauja. Rinka supranta, kad kaštai, kuriuos gali sutaupyti autonomija, yra tikrai nemaža. Mes kalbame realiai apie, grubiai tariant, vairuotojo kaštus. Tai yra galbūt ne tik finansinė, bet ir socialinė tema, ar ne, vairuotojas tai yra žmogus, kuris daro tą darbą, kuris automobiliu važiuoja ir kaip čia bus, kad čia autonomija arba robotas kažkoks pakeis žmogų ir žmogaus darbą. Bet galbūt iš kitos pusės pažiūrime į tas tendencijas ir kaip ir minėjau, rinkos tendencija yra labai aiški. 30% visų kaštų transporto kompanijos automobilio kaštų, eksploatacijos kaštų sudaro vairuotojo kaštai. Tai šitas autonomijos, vairuotojo pakeitimas autonomija tikrai nėra tiesiog iš piršto laužtas. Be abejo, tokios sistemos ir jos yra nepigios ir brangios, bet čia jau kitas dalykas, kada tai gali atsipirkti, per kiek laiko ir taip toliau, bet tendencijos tai aiškios, autonomija tikrai ateina ir į komercinį transportą. Pats progresas, jeigu imant pradžią, kada prasidėjo apskritai tokios mintys, ne fantastikos filmuose apie tą autonominį automobilį ir iki dabar, koks tas kelias? Tai tas kelias turbūt jau prasidėjo realiai turbūt prieš kokių 15, netgi 20 metų.
Galbūt netgi gal kažkas ir anksčiau kažkokius tai panašius modelius bandė, bet iš komercinio transporto, jeigu žiūrint, tai galbūt daugiau remsiuos Scanios pavyzdžiais, kadangi čia lengviau atsekti tuos pirmosius bandymus. Tai buvo turbūt 2010 metai, kada pirmieji jau autonominiai automobiliai buvo paruošti kažkokiems tai bandymams. Jau apie sunkiuosius mes kalbam. Apie sunkiuosius, apie komercinės transporto priemonės. Aišku, tai buvo visiškai tie pirmieji balandžiai, kurie tik poligonuose kažką tai bandė daryti. Bet dar ką reikia priminti, kad pirmieji tokie automobiliai netgi nebuvo elektrifikuoti, tai buvo dizelinis vidaus degimo variklis su kameromis, su radarais, su lidarais, visa ta technika, kuri įgalino tą automobilį būti autonomišku arba dalinai autonomišku, kiek jis tais laikais galėjo būti. Va, tai nuo to laiko tikrai praėjo gana daug metų ir tendencijos ir tas proveržis tikrai yra nemažas. Tai šiuo metu tendencija yra tokia, kad kai kuriuose segmentuose, būtent uždaruose, kaip ir minėjau, kaip pavyzdys, karjeriniuose segmentuose, Scania netgi jau siūlo autonominį transportą tiesiog komerciniais pagrindais. Tu tokį automobilį gali įsigyti. Įsigyti jau dabar ir kodėl dabar, pavyzdžiui, kodėl tas toks staigus, kad tu jau nuo tų pirmųjų bandymų ir to vidaus degimo variklio, ar ne, dabar visiškas elektromobilis su visiškai, turbūt kita technologija veikimo, aš įsivaizduoju. Tai nėra kažkoks labai žingsnis arba kažkoks šuolis didžiulis, bet įsigijimas yra toks dalykas, kad tokius automobilius dar reikia bandyti. Tai faktas, kad dar nėra visiškai išbaigta technologija. Ką jie naudoja, pavyzdžiui, kuo jie skiriasi nuo tų pirmųjų? Aš įsivaizduoju, kad pats principas turbūt duomenų srautai, kitas. Be abejo, tai ir duomenų srautai, daug daugiau duomenų surinkama už tokį automobilį, sistemos, kurios reguliuoja tą automobilį, tos pačios kameros, radarai ir taip toliau, jie daug plačiau viską mato, jie daug daugiau informacijos surinka, tą informaciją daug greičiau galima pasidalinti. Prieš keletą metų mes dar neturėjom tokio greito duomenų perdavimo. Dabar su 5G technologijomis jau galima duomenų perdavimą daug greičiau perduoti ir didesnį duomenų kiekį. Autonomija yra būtina 5G technologija. Su žemesnėm, lėtesnėm technologijom efektyviai to dalyko padaryti neįmanoma. Tai šitas visas, aišku, įgalino ir tą autonomiją. O dabar kodėl komerciniais pagrindais? Vėlgi tas komercinis pagrindas vis dėlto tai yra šioks toks ir bandymas. Kadangi klientai, kurie pasiryžta tokį dalyką daryti, jie irgi yra, vadinami tie pirmieji adopteriai, kaip čia iš lietuvių kalbos, pirmosios kregždės, kurie tikrai supranta, kad tai gali būti įvairių, nukrypimų nuo standarto, bet jie nori būti pirmieji, jie nori suprasti tą technologiją ir nori būti pirmieji, kurie greičiausiai suefektyvins savo darbo veiklą už keletos metų ir bus priekyje kitų konkurentų. Taip pat ir gamyklai, kuri parduoda tokį automobilį, taip pat svarbu dar daugiau bandyti tą technologiją bandyti ir žiūrėti, kur galima dar ją efektyvinti. Tai kol dar nėra tokios labai konkrečios įstatyminės bazės, ypač Europoje, dėl autonominio transporto, tu tikrai negali jį bet kur bandyti. Viešuose keliuose ne visuose tai gali padaryti. Tai geriau daryti daugiau uždarose teritorijose, o karjeriniai segmentai, kaip ir minėjau, galbūt uostai, uždari uostai, kur nedaug žmonių yra, bet daugiau tokio transporto nuo taško A į taško B nelabai ilgo, tai tokie užduotį jo automobiliai tikrai padaro. Tai čia jūs ir kalbate apie tą komerciniais pagrindais, tas bendradarbiavimas su klientu, ar ne, aš kaip suprantu, čia toks bendras būna projektas, sakykime, ar ne, kad nėra tai, kad ten perka kažkas ir jūs atiduodat. Tikrai ne, ir aplamai, ką mes matome tendencijas, tai autonomija tai yra dar aukštesnis lygis, bet jeigu mes imtumėme šiek tiek žemesnį lygį į elektrifikaciją automobilių. Beje, autonomija ir elektrifikacija tai yra neatsiejami dalykai. Galime padaryti automobilį ir su vidaus degimo varikliu autonominį, bet jis neatliks daug funkcijų arba jas atliks daug lėčiau ir ne taip tiksliai kaip elektra varoma transporto priemonė. Vis dėlto elektra varoma transporto priemonė tai duoda daug didesnį variklio efektyvumą, daug didesnį automobilio efektyvumą. Po to prisideda, aišku, ir dekarbonizacija, kadangi tai yra alternatyvių kurų varomas automobilis ir duomenų perdavimas, kuris elektrinį automobilį daug greičiau ir tiksliau valdo negu vidaus degimo automobilį.
Va, tai toksai dalykas, o šiaip bendras projektas tai yra ne tiesiog pardavimas. Aš parduodu, o jūs perkate, tai yra tiesiog atskiras visiškai projektas, kuris reikalauja begalės laiko. Tikrai žmonių, kurie supranta ir iš vienos ir iš kitos pusės tam tikras rizikas, projektų valdymas ir einame. Bet tai yra daugiau, susitarimas su klientu ir abipusė nauda ateičiai, galima taip sakyti, investicija ateitį. Beje, tas autonomiškumo lygis juk irgi skirtingas. Tai, kai jūs kalbate, pavyzdžiui, tose uždarose teritorijose arba karjerai, arba vienas, ta prasme, tai nėra vien tik tai, kad visi automobiliai važinėjantis gatvėse be vairuotojų. Tai yra tikrai labai, labai skirtingai. Kokie jie? Tie lygiai, šiaip autonomijos standartiniai patvirtinti lygiai yra 5. Ir jeigu pradėtumėm nuo pačio bazinio lygio, tai tas nulinis lygis tai yra visiška neautonomija, galima taip sakyti, nulinis autonomijos lygis, tai tiesiog sėdi ir važiuoji paprastą automobilį. Mes tokiais automobiliais visi važinėjame arba jau važinėjome, tokie automobiliai jau po truputį nueina į istoriją. Sekantis lygis, tas pirmasis lygis, tai yra daugiau vairuotojo asistentas, tai irgi autonomijos lygis tam tikras. Asistentas tai tiesiog kaip pavyzdys, kaip paprasčiausia greičio palaikymo sistema automobilyje. Bet tu turi vairuoti, tu turi vairą laikyti 1-2 rankom pagal taisyklės, žiūrėti į kelią ir situaciją stebėti. Dar sekantis, tas antrasis jau lygis autonomijos, tai yra dalinė autonomija, kur taip pat vairuotojas viską pats turi daryti. Jisai turi vairuoti automobilį, jisai turi kelią stebėti, analizuoti situacijas, bet automobilis gali pagreitėti arba sustoti, priklausomai nuo srauto, gali tam į posūkius sukti vairą ir vieną ar kitą pusę pagal kelio kryptį ir taip toliau. Tai yra didesnis autonomijos lygis, bet vis tiek vairuotojas viską daro pats. Bet šiuos lygius mes jau turim, Mes turime, bet tai yra autonomija. Trečiasis lygis, jeigu paimti, tai yra vadinama sąlyginė tokia autonomija. Ir trečiajam lygyje yra tas dalykas, kad automobilis realiai iš vieno taško į kito tašką nuvažiuoja be vairuotojo pagalbos. Bet šitame lygyje vairuotojas turi būti būtinai automobilyje ir bet kuriuo atveju, bet kuriom sąlygom, jeigu reikia, turi perimti vairavimą. Tai yra šitas lygis, kuriame kai kurie jau gamintojai pereina į šitą lygį, pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojai, kai kurie jau siūlo tokį trečiąjį autonomijos lygį. Tai čia dar yra su vairuotojo pagalba viskas daroma. Ką mes matysime ateityje ir ką tikrai visi gamintojai dabar investuoja ir bando, tai yra 4 autonomijos lygis, tai yra aukštas arba tas high autonomy vadinamas. Vairuotojas, jeigu jisai gali būti, gali turėti prieimą prie vairavimo, bet tai yra jau nebūtinas. Bet automobilis važiuoja, bet kurį maršrutą gali nuvažiuoti, bet tam tikrom sąlygom užduotom. Nuo taško vieno iki taško kito, jeigu tu užduodi, bet kuriom sąlygom, ar tai yra kažkokios bet kurios kliūtis, jis jas apvažiuos, jis jas įvertins ir nuvažiuos į tašką B. Ir paskutinis lygis, kuris yra visiškas tas turbūt punktas, kur visi nori būti, tai yra pilna autonomija. Bet kurios sąlygos, visiškai nereikalingas vairuotojų įsikišimas, automobilis nuvažiuoja iš vieno taško į kitą, ne užduodant jam kažkokį tai atskirą kažkokį tai tikslą ar maršrutą. Tai tokie autonomijos lygiai yra ir jeigu paėmus, tai ką Scania daro, turbūt ir kiti gamintojai, tai mes labai dabar turbūt koncentruojamės ir žiūrime į tą 4 autonomijos lygį, kur automobiliui nereikia vairuotojo, bet jisai dar turi tam tikrus tikslus, kuriuos užduoda jam operatorius, galima taip sakyti, iš vieno taško kitą tašką nuvažiuoti, padaryti tam tikrą darbą, grįžti ir taip toliau. Tai tokiame lygyje dabar esą automobilių pramonė. Bet kiek svarbi tada visa ta infrastruktūra, nes, pavyzdžiui, automobilis, jisai vis tiek, jis turi kažkaip orientuotis. Tai ir tie dabartiniai, kur jau minėjo, kuris ten antras lygis, kur automobilis pats važiuoja, jis tave į juostą sugrąžina, ar ne, jeigu nusukė, ten posūkius daro ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, kelio ženklinimas juk labai svarbus, ar ne, jisai turi juostas, jis turi kažką, jeigu tai yra tiesiog išblukę kažkas, tai kiek tokie dalykai svarbus? Labai svarbu.
Na, nereikia pamiršti, kad vėlgi autonominis automobilis, jisai naudoja tikrai daug sistemų, kurios netgi ir be kelio ženklinimo atpažįsta kelią, atpažįsta šalikelę, atpažįsta, kas tenai yra toj šalikeliai. Galbūt ne visiškai idealiai kaip žmogaus akis tą mato, bet tikrai tai yra labai aukštas lygis. Bet infrastruktūra tai yra tiesiog būtinas dalykas aplamai autonomijai pereinant arba daugiau įsigalint mūsų tarpe. Kadangi įsivaizduokit, vien tas autonomijos ir žmogaus susitikimas kelyje, tai autonominis automobilis gali visai šiek tiek kitaip reaguoti negu žmogus tam tikrose situacijose. Tai infrastruktūra yra būtina supratimas, kad tokie automobiliai anksčiau vėliau gatves išvažiuos. Ir jie turbūt, mes per jų turėsime priprasti ir jie prie mūsų turės priprasti, adaptuotis ir taip toliau. Bet greičiausia adaptacija iš technologijos pusės yra daug greitesnė negu iš žmogaus adaptuotis prie kažkokios technologijos. Tai infrastruktūros būtinybė yra labai svarbi, norint paspartinti autonomijos įvedimą į viešasias gatves, miestus, kuriuos mes dabar matome, neapsiribojant tik kažkokiam uždarom teritorijom. Nes iš tikrųjų, jau tai turėtų atsirasti turbūt kaip reikalavimas statant kelius, pavyzdžiui, naujus, nes viena tai yra senos gatvės, kur ten, bet ir tai, pavyzdžiui, pats ženklinimas tai yra šiaip normali higiena, bet toli gražu dar iki to, ar ne, kai kur. Taip. Tai tas toks reikalavimas, jisai nežinau, kiek jūs bendraujat, pavyzdžiui, ir su įstatymų leidėjais, ar ne, kiek tai bandoma įtraukti į STR-us, į visokius statybos reglamentus ir taip toliau. Čia yra tikrai svarbus momentas, man atrodo. Bet kalbant ir bendrai apie ekosistemą, ko tokiam automobiliui reikia, nes jisai iš tikrųjų visai kitaip jau tada veikia, visai kitaip jis parvažiuoja namo, jam reikia kitokių specialistų, jam nereikia kūro, jam nereikia, nežinau, ko nereikia ir ko reikia, čia jūs geriau žinot, iš tikrųjų, kiek tas kitoks priėjimas. Energijos vis tiek jam reikia, ne? Energija turi būti paduota automobiliui, kad jo varančiuosius ratus varytų, kaip sakant, tą judesį suteiktų. Ar tai ta energija bus vidaus degimo kažkoks iškastinis kūras, alternatyvus kūras, čia jau kitas dalykas, bet, įmant į autonomiją, tai faktas, kad tai yra elektrifikacija daugiau, tai yra infrastruktūra, grubiai tariant, automobilis, kuris, taip pat turės būti pakrautas kažkur, o ką mes matome tiek iš pokalbių su klientais, kurie jau dabar galvoja apie elektrifikaciją arba turi tam tikrą elektrifikuotų automobilių parką, matome iš lengvųjų automobilių, elektrifikuotų automobilių parko, kad didžiausia koncentracija infrastruktūros elektrifikacijos įkrovimo automobilio vis dėlto bus kompanijų parkuose, tai vadinamas tas depo chargingas, o apie 60-70% automobilių krausis tenai. Tai automobilis jisai turi, aišku, pakankamai turėti ridos, kad nuvažiuoti iš vieno taško į kitą, turbūt galutiniam taške pasikrauti. Tas pakrovimas irgi automatiškai turbūt dar nevyksta, tai vis tiek turi būti žmogus, kuris fiziškai tą automobilį pakrauna, tai čia dar autonomijos nėra, kad jis pats kažkur tai pasikrautų, nors ir tai jau yra tam tikri pakrovimo būdai, vadinami tie indukciniai, kur per automobilis kraunasi ne prijungus prie jo laidą, o kaip mobilus telefonas padėjus ant kažkokios tai plokštelės. Tai arba siurblys namuose atvažiuoja robotas, ar ne? Kai panašiai. Tai šitos technologijos irgi po truputį yra žiūrimos, bandomos, bet infrastruktūra krovimo yra būtina. Kelių ženklinimas, kaip ir sakėte, tai yra tiesiog higiena ir tokie automobiliai tikrai privalės naudotis būtent tą informaciją, kurią mes jiem pateiksime keliuose. Tai kuo tikslesnę informaciją pateiksime, tuo tiksliau jie darys tam tikrus nurodymus. Tai daugiau vėlgi vairuotojas arba tiesiog kitas įdomus dalykas yra kabina, pavyzdžiui, automobilio reikalinga arba nereikalinga. Dažniausiai 4 autonomijos lygio automobiliams netgi kabinos nereikia. Sutaupoma tiek ir gamybos kaštų, aerodinamika šiek tiek geresnė ir taip toliau, bet žmogus tokį automobilį pamatęs, jam dažnai įvairios asociacijos pradeda, kaip sakant, galbūt ne vien tik teigiamos asociacijos pasirodo tokį automobilį pamačius, tai dažnai netgi gamintojai autonominį automobilį gamina sunku jį su kabina, kad jisai būtų visiškai standartinis, bet jam tiesiog nėra vairuotojo.
kad, na, šiek tiek ta žmogaus akis, mūsų akis priprastų prie tokių transporto priemonių, jeigu tu tokią transporto priemonę pamatai, netgi uždaroje teritorijoje. Turbūt verta gal tas kabinas daryti kitokias, nes tada bent jau tu žinai, kad tai yra autonominis, o ne galbūt ir pats turi kitaip reaguoti, gal ir neturi, gal čia įdomus šiaip kampas, ar ne? Kaip tikrai taip. Na, susidūrus su tokiu automobiliu turbūt pats pirmas įspūdis bus šiek tiek kitoks negu tokie automobiliai, na, vėlgi, ar ne, yra automobilių, kaip minėjau, su kabina ir be kabinomis, tikrai vizualiai jie labai stipriai skiriasi, ypač kai tu pasižiūri, bet vėlgi tai yra pripratimo reikalas. Tikrai labai greit galima priprasti ir tik pamačius tuos prioritetus, kurį tokia transporto priemonė gali pasiūlyti, na, iš karto visai kitai pradedi į ją žiūrėti ir tai vėlgi tai yra tiesiog komercinė transporto priemonė, niekas kitas. Tai manau, kad klientų tarpe, kurie tuo verslu užsijama, na, tai bus labai greitas virsmas, kadangi tai ne tik kažkokio tai psichologinis dalykas, bet tai ir finansinis dalykas, jeigu tokia transporto priemonė gali būti finansiškai atsiperkanti arba greičiau atsiperkanti, tai manau, kad tas ekonominis efektas taip pat gana stipriai leis tokiems automobiliams keliauti į priekį ir pritapti prie mūsų. Iš tikrųjų, tai gal ir saugiau netgi, nes toks automobilis reaguos į žmogų arba į pėstį, ir ne, ką ne visada daro žmogus sėdintis už vairo. Tai čia taip, iš tikrųjų... Taip. Ir čia yra labai svarbus dalykas, ką paminėjo, tas saugumas, tai yra vienas iš tų faktorių, kurie veda autonomiją pirmin, galima taip sakyti. Yra keletas faktorių, kurie pirmin šią technologiją veda, yra keletas faktorių, kurie šiek tiek ją stabdo. Tai jeigu pažiūrėti apie tos faktorius, kurie pirmin veda, tai visų pirma, vėlgi tai yra rinkos tendencijos ir aiškus matomumas ateityje, kad automobilio kaštai arba kilometro kaštai tokio automobilio bus mažesni negu dabartinio automobilio su fiziniu vairuotoju žmogumi. Vienas dalykas. Antras dalykas, kaip ir pasakėte, tai yra saugumas. Šis automobilis jam nebus galbūt arba taip, ar bus labai aiškus algoritmai ir jisai, na, žmogus irgi gali labai saugiai vairuoti, ar ne, bet technologijos vis dėlto jos yra tam užprogramuotos ir nepažeidinės taisyklių. Ir nepažeidinės taisyklių. Tai va čia yra labai svarbus dalykas. Trečias dalykas, nepamirškime, vis dėlto kai kuriuose segmentuose komercinio transporto yra didelis vairuotojų trūkumas. Čia yra taip pat ta technologija, kuri gali dalinai šią problemą išspręsti. Ne visų 100%, bet dalinai kai kuriuose segmentuose. Ketvirtas dalykas, kaip ir minėjau, autonomija, na, visiškai neatsiejama nuo dekarbonizacijos ir elektrifikacijos arba alternatyvaus kuro, galima taip sakyti. Tai tokios technologijos dekarbonizacijai labai prisideda ir tai yra tie faktoriai, kurie stumia tą technologiją į priekį. Kas galbūt šiek tiek stumia atgal ją arba neduoda taip vystytis greitai, tai yra teisinė bazė. Keliuose dar nėra įteisinta tokių automobilių, kur jie gali važiuoti, arba ne visiems keliams tai pritaikyta. Antras dalykas, na, sutikime, kad visiškai dar technologija išdirbta nėra. Todėl ir jinai yra dar bandoma ir ne tiek daug tų automobilių mes galime matyti keliuose. Dar šiek tiek apie kaštus sugrįžtant, dabar kokios tos galimybės, na, jūs minėjot, kad dažniausiai tai vis tiek dabar, jeigu tokie projektai yra bendri, sakykime, ar ne, tai nėra vien tik tai kliento, nėra vien tik tai pirkėjo. Taip. Klausimas ir piniginės skausmas, tai yra toks bendras projektas. Tai kokie tie kaštai dabar ir kalbant apie ateitį, tai kaip jūs matytumėte tai ateityje, na, kaip tai keisis ir palyginus su dabartiniais vidaus degimo varikliais ir panašiai? Aš gal nelabai norėčiau koncentruotis į tuos dabartinius kaštus, kadangi dabartiniai kaštai tai jie tikrai yra gana aukšti, bet vėlgi klientai, kurie į tokią transporto priemonę žiūri, jie nesitikė naudos čia ir dabar. Jie tikisi naudos ateityje už keletos metų, kada tos technologijos, kada jie jau žinos daug daugiau informacijos negu tie klientai, kurie tik pirmą kartą tokią technologiją įsigys. Tai jie bus tikrai priekyje konkurencinio atžvilgių. Bet aš noriu galbūt daugiau pakalbėti apie bendrą tos įsigijimo kaštus. Taip, tokie automobiliai ar dabar, ar ateityje, jie tikrai turbūt nebus pigesni negu vidaus degimo varikliu arba ten paprasti automobiliai varomi to pačio vairuotojo.
Bet matome rinkos tendencijas, kurios labai aiškiai parodo, kad rinka netgi ir dabar jau tokios užuomazgos, bet ateityje, tiesiog nereikalaus galbūt to tiesioginio pirkimo pardavimo. Daugiau klientai reikalauja automobilio kaip paslaugos arba reikalaus tokių dalykų, vadinama vehicle as a service, arba dar aukštesnio dalyko, tai yra transporto kaip paslaugos. Transport as a service. Tai tokiuose dalykuose, kai paslauga tiekiama, galbūt nereikia klientui prisimti visos atsakomybės ir visų kaštų iš karto už tą automobilį mokėti, kadangi tai yra tikrai brangi technologija. Bet dalį turbūt rizikos ir kaštų gali prisimti gamintojas ir tiesiog pasiūlyti paslaugą, bet ne patį automobilį. Tai čia dar priklausys pats turtas, kam jis priklausys ateityje, ar gamintojui, ar tam pačiam pirkėjui. Jeigu gamintojui, be abejo, pirkėjui nuoma tokios paslaugos visos, su autonomija, su elektrifikacija, su įkrovimu, su infrastruktūra ir taip toliau, turbūt greičiausiai bus tikrai įkandama ir daug panašesnė už tą dalyką, kad jisai iš karto užmokėtų už tą technologiją. Tai va čia viskas keičiasi ir mes matome, kad tos tendencijos jos tikrai ateina, jos jau dabar po truputį ateina, kadangi klientai daug daugiau paslaugų nori įtraukti į patį automobilį, bet kol kas dar yra toksai daugiau pirkimas pardavimas. Ateityje tikrai autonomija pasitarnaus tam, kad brangios technologijos greičiausiai bus daugiau, didesnė gamintojo atsakomybė ir klientas daugiau turbūt tiesiog pirks paslaugą, o ne visą tą automobilį ir tiesiog turtą pasidės pas save balansą. Tai va čia gali būti toksai postumis ir turbūt tas kainos, mes nekalbėsime kažkokią tai pirminę kainą, kiek automobilis kainuoja, mes kalbėsime tiesiog apie tam tikrą turbūt kainą, kilometro kainą galima sakyti, ir lyginsime čia tuos dalykus. Tai yra visai kitas dalykas ir aš manau, kad čia tikrai dar daug nežinomybių yra, kadangi automobilių, tos pačios baterijos kaip pavyzdys, mes daug dar ko nežinome apie baterijas, kadangi jos yra labai brangios, bet ar jos turi, jeigu automobilis grįžta pas mus po tam tikro eksploatacijos laikotarpio, ar klientas turi už tą bateriją pilnai mokėti, ar gamintojas dėl to prisiema dalį ir savo, kaip sakant, finansinės atsakomybės, tai čia dar klausimų yra daug, bet tikrai ta paslauga tokia, jinai tikrai atneš, manau, didelį ekonomiją patiems klientam. Nereikės tiesiog mokėti iš karto už visą transporto priemonę. Čia apskritai tokia požiūrių kaita vyksta ir visiškai viena tai iš pirkimo į paslaugą, kita vertus, apskritai komandos prasme, aš galvoju dabar, jeigu įmonė turi tokį autonominį automobilį, tai kiek jai IT žmonių reikia, arba pavyzdžiui, kokių apskritai aptarnaujančių žmonių, kaip keisis komanda, viena vertus vairuotojų gali nebereikti, dėl to atpinga, ar ne? Kita vertus yra visa kita eilė dalykų, kurie dabar iš vis neegzistuoja, galbūt transporto įmonėse. Tikrai taip, su transporto įmonėm faktas, kad reikės greičiausiai darbuotojų, kurie, kaip ir minėjote, turbūt turi tą daugiau požiūrį į nuotolinį galbūt automobilio valdymą arba priežiūrą. Iš kitos pusės pats gamintojas arba gamintojo atstovas, kuris tokią paslaugą suteikia, galbūt jisai galės tam tikrą tą administracinę naštą nuimti nuo kliento. Aišku, tikrai ne viską. Ten krovinių logistika ir taip toliau, tai yra grynai kliento verslas ir jie tikrai to užsiminės. Bet tai, kas susiję su automobiliu, jo eksploatacija, ypač jeigu tai yra autonomija, kur tikrai labai daug dalykų yra susiję ir netgi mums kaip gamintojui ir atstovui reikės šiek tiek turbūt tų žmonių, kurie galės tokius automobilius prižiūrėti ne tik servise, kai jie atvažiuoja, bet ir kelyje, kadangi daugelis kažkokių tai trikdžių ar kažkokių tai minimalių netitikimų greičiausiai bus galima pataisyti tiesiog automobiliu važiuojant, atsiunčiant vieną ar kitą atnaujinimą ir taip toliau. Tai labai daug turbūt išskirtinumų bus ir mes taip pat turime ruoštis kaip gamintojai ir tiesą pasakius, tą tikrai matome netgi dabar tą pasikeitimą mūsų gamintojų tarpe arba atstovų tarpe, kaip pavyzdys,
Aišku, tokių autonominių automobilių Lietuvoje mes dar neturime, bet elektra varomų sunkvežimių tikrai jau yra testiniai automobiliai, kuriuos mes duodame klientams ir taip toliau. Tai kaip pavyzdys, technikas arba mechanikas, jo pagrindinis instrumentas dirbtuvėse šiuo metu jau tikrai nėra kažkoks plaktukas, kūjis ar dar kažkas ir jis tikrai netepaluotas. Pagrindinis technikų instrumentas tai yra planšetė. Tai netgi šitas dalykas keičiasi, tai dar daugiau pasikeis, kai autonomija ateis. Aš jau dabar įsivaizduoju tokį didelį kambarį su pilna ekranų, kur ne kokios nors ten transporto srautų kameros, kaip dabar arba šviesoforų kameros, bet automobiliai. Ir kažkas sėdina vis tiek toks bendras ar ne koordinatorius, kuris gali įsiterpti, įsikišti ir tiesiog, nežinau, sutvarkyti reikalus galbūt kelyje. Taip, tikrai taip. Žmogaus įsiterpimas būtinas bus ir tikrai visiška tokia, nepaleisi automobilį, tiesiog kažką daryti kažkaip ir taip toliau. Faktas, kad turės būti žmonės, kurie prižiūri tas transporto priemonės, tiek iš klientų tarpo, tiek ir iš mūsų tarpo, kadangi automobilis, tai jeigu kažkoks tai sugenda, vadinamas tas softas automobilio, tai okei, tu jį gali galbūt ir nuotoliu pataisyti, bet jeigu tai yra kažkoks tai fizinis gedimas automobilio ar duot dieve kažkokia tai avarija ar kas, pažeidimas automobilio fizinis, faktas, kad jį reikia vežti dirbtuvės, daryti mechaninius darbus ir taip toliau. Tai iš tos pusės turbūt vis tiek žmonės bus reikalingi. Tikrai ta autonomija, mes kalbame, kad jinai turbūt dalį vairuotojai gali pakeisti, bet tikrai ne visuose segmentuose ir ne čia ir dabar. Tai čia šito dalyko tikrai turbūt nereikėtų bijoti iš to pakeičiamumo žmonių. Tai yra tiesiog efektyvinimas, kuris ir rinkos reikalavimas. Šiaip iš tikrųjų paminėjot vieną įdomų dalyką, avariją, pavyzdžiui, ar ne? Susiduria autonominis automobilis su neautonominiu. Kaip čia įdomu būtų, kol kas niekas neaišku. Aš tikrai šito dalyko neatsakysiu, nežinau. Švedijoje Scania bando autonominius automobilius keliuose, bet tenai sėdi vairuotojai. Nes su kuo draudimą rašytis? Jo, tai Europoje nėra dar tų teisinių aktų, kurie visiškai aiškiai apibrėžtų, kas yra kas. Tai čia tikrai dar labai daug klausimų, kuriuos reiks spręsti. Tai vis dėlto ateitis ar jau dabartis autonominė? Ateitis. Čia tikrai turbūt, jeigu kalbėtume apie dabartį, tai turbūt reikėtų sakyti, kad čia mes labai anksti dar, bet dabar jau galima tokius automobilius užsakyti. Ateityje 10 metų plus, manau, mes tikrai visi sulauksime tam tikrose segmentuose tikrai tokių transporto priemonių. Už 10 metų, sakot, ar ne? Manau, kad tai. Galėsim pamatuoti po tų 10 metų, reikia pasižymėti datą. Taip. Ačiū Jums. Apie autonominį sunkųjį ir ne tik transportą Verslo tribūnoje kalbėjome su Scania Lietuva vadovu Dariumi Snieška. Dėkui ir iki. Ačiū.